Apelsinai 1,50 kg. Mandarinai 2,50. Du dideli milijonai 5 eurai. Vaikiški drabužiai džinsiukai 10 eurų. Vaikiškos 8 eurai. Alų geria iš pačio ryto. Gal ir normaliai vyną. Gerai prasideda diena. Visą dieną po to smagu būna. Įkalus truputį. Čia katėm anga. Kad nevaržomai įeitų išeitų. Viršuje dar ant stogo yra šeimai. Gali pasidėti. Pažioplinėti. Žioplinėtis panai mėgsta. Mano kojos mėsos, kur susiratas. Aš nejaučiu, kad Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Važiuosim į turgelį, Torė Dambarą. Buvau susiruošęs vienas, bet... Nu, turgelis, tai turgelis. Atėjo kaimynas, sako, sako, ten didelis turgus, sako, čia visai netoli nuvažiuoti, ten 5 kilometrus, sako, pavažiuoti. Didelis turgus, sako, miestelis. Ir aš jau noriu viskas. O buvau suplanavęs vienas važiuoti. Sakė, aš eisiu prie jūros, pasidėsiu su šuniuku, o tu tipo važiuok kur nori. Turgus didelis, sako, nu, ne, ir aš važiuosiu viskas, nutarėm važiuosim, sako, ir aš. Važiuojam į Torė Dambarą, į turgelį. Šunį pasėmėm. Šalia kelio yra dviračių takas. Nors ir parodytas pėsčiųjų, bet čia dviračių takas. Ir manęs Vilma važiuoja. Sakė, gražus miestelis, dar ir į miestelį užsukinėti iki turgų. Kempingai, Lenorija. Šuo važiuoja, patenkintas. Kitas kempingas. Koks puikus kelias. Atskirta juosta būtent dviračiam. Nu, labai patogu. Koks turgelis Ispanijai. Čia labai daug vokiečių. Čia galima užvalgyti. Po 5 eurus. Po 2 eurus. Aš pereinu tada aplinkui pasižiūrėti. Po 10, po 15 eurų bliuskutės. Maikutės po 3 eurus. Diržai 15-12 eurų. Kojinės. Viena pora 3 eurai, 2 poros 5 eurai. Šalikėliai. Vienas vienetas 3 eurai. 2 vienetai 5 eurai. Bliuskutės ispaniškos čia po 10 eurų.
Nu, nemažas turgelis, nemažas, bet čia daugiau drabužių. Vaikiški drabužiai džinsiukai 10 eurų. Vaikiškos 8 eurai. Daug labai vokiečių vaikščiojančių. Čia po 5 eurus. Megztukai po 15 eurų. Obuoliai 3 kg 2 eurai. Čia vien tik obuoliai. Guapa. Venga, lo mío. No puedo coger. ¿Puedo cogerme yo? No deje nada, cógelo tú. Ah, vale. Ahora voy a poner la furgoneta. Voy a poner el coche pues. Alyvuogės nuo indelio mažiukas 3 eurai, didesnis 4 ir didelis 8. Sūdyta žuvis, 2 dideli milijonai, 5 eurai. Juos supjausto, supakuoja. Nu jo. Apelsinai €1,50 kilogramas. Mandarinai 2,50. Mango 3,50. Grybai, užtiesalai 1 eurą, 8 eurai, 2 užtiesalai 15 eurų. Nu, drabužiai tai tikrai nebrangus. Maikutė 6 eurai, yra ir už 10. Čia viskas po 3 eurus. Persikai 2 kg 3 eurai. Granatos 2 kg 2 eurai, 3 eurai. Mango irgi 2 kg 3 eurai. Bulvės 2 kg €1,50. Nu, melionai tai labai nebrangus. 2 dideli 5 eurai. Mandarinai žali, jie ne žali, jie prinokim su lapukais. 2,50 kilas. Vynuogės 3 eurai kilas, 2,50. Čia ir maisto produktai. Kumpiai, jamonai, sūriai. Algo hay que hacer, va haciendo el aperitivo y se la come. Y me da... ¿Mucho de jamón le has metido? Prieskoniai, arbata, kvepalai. Bet čia su medum daugiau surišta ir medus. Medus kilogramas 10,80. Indelis kilogramo medaus 11 eurų grubiai. Nieko pardavinėja čia ir
lašinius ir mėsą. Atvirai. Nedraudžia. Su šuniu pasivaikščioti po miestelį. Pasižiūrėsim kažkaip per miestelį. O, čia labai gražios vietos. Čia senamiestis ko gero prasideda. Kažkas iš balkonų girdėt su pianinu groja. Čia ko gero vyksta koncertai. Čia bažnyčia. Apeisim aplinkui, pasižiūrėsim. Dabar visi traukia į turgelį. Kryptis tik į turgelį. Jeigu nežinai, kur turgelis, kur žmonės eina, tai tikrai išeisi į turgelį. Oi, kokis vėsus vėjelis. Šiaip ant saulės jau šilta. Einam senamiestį. Tokios gatvelės įdomios. Balkonai nedidukai. Čia irgi sudėti vaisiai, nežinau, nei perka, nei parduoda. Nu jo, gal pardavinėja. Koks senamiestis. Bet Ispanijos miestelį, kaimelį, jie labai įdomus, jie savotiškai. Siauros gatvelės, balkonai. Atmosfera labai gera. Drabužius žiovė. Džiausto. Gatvė 1875 parašyta data iki 2018. Ką tai reiškia, nežinau, gal padarytas tos plytelės sudėtos. Juda, kruta, eina, gyvenimas verda. Kas kavinėj sėdi, kas dirba, kas garsiai kalba. Bet su šunim irgi labai daug. Maniškis jau šiek tiek pavargo. Kokia gatvė. Daug žmonių. Kavinė. Azijos parduotuvė. Ko gero kiniečių parduotuvė. Visokių smulkmenų. Kaip visada pas kiniečių. Senamiestis. Daug parduotuvėlių, dėl to jos ir populiarios. Žmonės mato ir senamiestį ir nusipirkt galima kažką. Tai senas mažiukas parduotuvėlis. Taip ir senamiestį matai. Aikštė kokia. Alų geria. Iš pačio ryto. Gal ir normaliai vyno. Gerai prasideda diena.
Visą dieną po to smagu būna. Į kalus truputį. Jaunimas iš telefonų neišeina, kaip ir visur. Jaunimas vienodas. Vyresniai žiūri į pastatus, į gatveles, o jaunimas telefonuose. Tai kokia senovinė gatvelė. Namai išdažyti įvairiom spalvom. Tai vienas raudonas, kitas baltas, balkonai žali. Mediniai vartai seni, matyt, kad labai seni, palikti. O čia žmonių nėra. Neturistinė gatvelė. Ramu. Gatvelė taip, po to gatvelė taip. Mes einam toliau. Buenos días. Čia dabar pastebėjau butelį šalia durų. Vienam kaimelį buvom užsukę, tai prie kiekvienų durų, kiekvieno namo durų buvo sudėta vandens tokį bakelį. Ką tai reiškia, tai taip ir neįsiaiškinu. Prie kiekvieno namo durų. Dabar irgi pastebėjau, tai ir atsiminiau. O paukščiai čerškia. Net įdomu, kas ten čerškia. Kaip papūgos, man atrodo, bet nieko nemačiau. Jokių. Net įdomu. Einu pasižiūrėsiu, gal matysiu kokį paukštį. Tankus medžiai. Jie pasislėpė ir čerška jie ten. Žiūriu, bet nieko nematau. Tokiuose turguose populiaru valgyti vadinasi šiūros. Tai tešla pilama į aliejų ir tokis iškepamas, kaip, sunku pasakyti, kaip bandelė, kokia ne bandelė, kaip sausainis, bet minkštas. Ir kol karštas, jis labai skanus. Važiuoju su dviračiu į Kraiksel miestelį pavaikščiosiu. Ten irgi sena pilis yra, sena bažnyčia, tokia kaip griuvėsiai. Pasivaikščiosiu, pasižiūrėsiu. Augalas gražus. Miestelis Kraiksel. Kiemuose citrinos noksta. Rožė žydi. Tai toks miestelis. Nutariau dar vieną miestelį aplankyti. Sėdėti kempinge nuobodu. Ryte išsimaudžiau jūrai. To galbūt vakare. O dieną sugalvosiu dviračiu pasivažinėti. Miestelius aplankyti. Čia labai patogu dviračiu važiuoti. Dviratį prirakinsiu kažkur tai. Ir eisiu pavaikščiosiu. Atėjau į miestelio apžvalgos aikštelę.
Tai tokia. Visa panorama kaip ant delno. Kažkas parašyta. Kaip visur Miradordė Kraiksė. Apžiūros vieta Kraikselio. Štai va tokia. Visada šilta, beveik visada saulė. Žmonės geri, šypsos. Čia bažnyčia. Čia tokias apžiūros aikštelė. Ten matyti katalonų vėliava, ne viena, dvi. Čia labai įdomiai važiuoja siauros gatvelės. Ir iš posūkio, kai nematyti, ar atvažiuoja ar neatvažiuoja, paprasčiausiai pyptelna. Pyptelna, palaukia kokias sekundę dvi ir mato, kad neatsiliepia niekas, ar mašina neišlenda. Važiuoja tada. Bet toks pyptelėjimas. Nes ir dabar pyptelėjau ir pamačiau, kad būtent taip jie važinėja. Ir bažnyčios pasižiūrėti. Toks praėjimas. Mašina važiuoja. Nepyptelėjau. Reiškia, ne visi pypsia. Patingėjo. Tvara iš akmenų. Nu, normaliai, įdomi atrodo. Vandens padėta prie durų. Ką reiškia, nežinau. Tokie praėjimai. Bažnyčios pasižiūrėsim. Grotos. Bet išdulėja jau. Išdulėja. Gal buvo kažkada ir tinkuota. Ir liko tik akmenys. Dar įspūdingiau atrodo. Štai bažnyčia kokia. Tūkstantis 622 metais data yra išlikusi. Nu va, sena bažnytėlė. Spynos nėra, vartai išlaužten grandinės prikabyti, kad neslampėt, nešmirinėt. Katėm anga. Kad nevaržomai įeitų, išeitų. Čia seni vartai, o kai atsidarai, tai jau naujoviški vartai. Ta prasme, išorinė siena ir palikta seni vartai, o vidu jau atnaujinta. Akmenukų išklotas kelias. Kaimų aplinkė. Taip įdomiai. Akmenų sudėta. Palipam aukščiau. Palipę savo aukščiau matau pro langus, kas gyvena ir ką daro. Čerpės tokios įdomios. Tokios ne kaip Vokietijai, visiškai išgaubtos. Viršuje dar ant stogo yra šeimai. Gali pasidėti.
pažioplinėti. Žioplinėti ispanai mėgsta. Ir neslepia to. Man įdomiausia, kaip laidai švedžioti. Nesiparina visai. Nu jo, aišku, čia neprakasi, ko gero. Po žemę nepaslipsi, nors vandentiekis, aišku, po žemę. Gali ir kabelis paslėpti, bet jam to nereikia. Šitą apie šią Kraichelio pilį, katalonų kalba, angliškai ir ispaniškai. Bet aš žiūrau katalonų ir ispanų visiškai kitaip. Ispanų dar suprantu, o jau katalanų ne. Tokia daugiau gal tarp prancūzų ir ispanų. Jau kitokia kalba. Augalai žydi. Labai gražu. Šioj promenadoj visur būna turgus sekmadienį. Sekmadienį čia būna turgus. Irgi drabužiai. Vieną kartą buvom čia atvažiavę, tai čia buvo automobilių senų, vokiškų, Volkswagenų visokiausių, vat kažkokius tai buvo taip jų susirinkimas. O galvom, kad turgus bus, nesupratom. O sekantį kartą atvažiavom sekmadienį, tai buvo tikrai turgus. Ir drabužių, ir daržovių. Fontanas koks. Bėga vanduo. Einu pasižiūrėti, pamačiau kemperį. Aš gal kemperių stovėjimo vieta yra. Ne vienas, čia jau daugiau, kaip matau. Ne, šiaip sustojimo vieta. Ir lengvų automobilių. Ne, nebūtent kemperių. Grįžtam. Čia tokių draudimų nėra. Jei neparašyta, kad negalima kemperiam stoti ar kokiam kitom mašinom, jokių problemų. Stovėk ir niekas nieko. Nu, tokiu metu dabar per pietus, tai siesta. Ispanijoje ilsėsi. Pietų pertraukos būna ilgesnis 3-4 valandos. Gal ne parduotuvėse, bet o dieną čia yra poilsis. Jie atsigauna tik vakare. Vieną kartą bevaikščiodami irgi vaikščiom, stebėjomės tokiamis gatvelėmis ir žiūrom. Tokius kaip senovinis kažkokios tai valtis, durys atidarytos, kaip muziejus. Įeinam čia mūsų kompanija į tą muziejų pasižiūrėti. Prietema tokia voratinkliai kabo, sakom, kaip įdomu, kaip per senus tokius vaikštai. Įeinam į sekantį kambarį. Žiūrėjom, televizorius įjungtas, sėdi žmogus. Televizorių žiūro. Ir sako, ko aš čia vaikščiu, šio privati teritorija. Kaip mes nėrėm iš čia. Tai pasirodome čia į žmogaus butą įėjom ir vaikščiom ir žiūrinėjom. Galvojom, kad muziejų. Tai dabar jau nelindu ten, kur nežinau.
Tai nereiškia, kad seni vartai atidaryti ir gali eiti ir savo šmirinėti. Ja. Būna visko. O, garsiai kalbi ispanai. Moka gyventi, džiaugiasi gyvenimu. Ya te tocaba maricar menos. El año pasado solo fuimos unas horas y ahora voy a ir 2 días. Pastatė mašiną ir pravažiuos. Niekam nereikia. Žmonės drabužiai padžiauti tenais. Įdomus toks gyvenimas. Man patinka. Pats taip negyvenu, bet pažiūrėti, kaip kiti gyvena. Be rūpesčių, jokių problemų. Nesudaro nei savo, nei kitiem problemų. Gyvena taip, kaip jie nori. Grįžtų kitų kelių pasižiūrėsiu, ką jie čia augina, kuo jie čia užsiema. Kol kas nieko. Sodai kažkokie alyvuogių matau. Kitokį medžiai neaišku, kas čia. Ką čia augina. O, pipirus augina. Raudonus. Jo, 6 tai pipirai bus. Čia tai alyvmedžiai. Alyvuogės augina. Ir čia alyvuogės augina. Tai ne tik alyvuogės. Čia citrinas dar. Citrinas giliau dar žaliosios. Ir apelsinų yra. Irgi žali. Čiut gelsvelėje. Butelėje pakabyta. Nežinau kam. Ant medžių. Su kažkokiu skyšiu. Gal kad vabzdžius prikviestų. Bites gal kokias. Na. Jokio supratimo. Šis kaimynas sakė, kad sako, viena lietuvė dirba, sako, kempingė, sako, Lidlė dirba, kempingė antrą etato. Nu, ir jis labai rūpinos, o pasirodo, kad tenais Latvija. Ko purvinesnis, o jam geriau. Ką tu čia vaidini tu? Murziau tu. Nesunki. Toks kaip agurkas koks. Jei norite nepraleisti naujų video, tai užsiprenumeruokite. Jei patiko video, paspauskite like. Komentaruose patarkit, ką daugiau norėtųsi pamatyti. Parašykit, gal kas ir nepatiko.